Labas rytas. Tai jau atsikėlėm. Saulė šviečia, labai viskas gražu. Miestelis irgi toks matos ramus, viską, žmonių dar nėra daug. Prasidėjo pusryčiai dabar realiai prieš 15 minučių. Galvojom, ateisim vėliau, bet, aišku, mums tas 2 valandos skirtumas davė savo, tai atsikėlėm 6 kažkur plius minus. Tai susiruošėm po truputį ir sakom, davai, viskas, einam tada pusryčiauti ir pasižiūrėsim, kokius čia pusryčius jie duoda. Bet irgi pusryčiai tam pačiam pube, kur vakar buvom vakare, kur grojo ta muzika, tai sakė, tenai yra ir taip pat pusryčiai, tai keliaukit ten, tai pasižiūrėsim, žodžiu, skanu ar neskanu, bet vakar buvo su farsu būt, tai manau, kad bus taip pat ir šiandien. Tai einam, pasižiūrėsim, tai parodysiu, kągi duos mums pusrytuką. Aha. O židinukas, labai jaukiai atrodo čia. Nice. O mes vakar va čia sėdėjom. Tai va, ką galiu parodyti, koks yra vaizdelis per langus. Mūsų kaimuko, kuriame esame. Super, labai gražu. Oras pasakiškas, paukščiai skraidžioja. O mes keliaujame link maisto. Ar maistas yra štai čia? Dar ne, maistas yra tenai. Va, keliam čia. Mūsų to čia priims. Good morning. Atnešiau iš karto tokius jogurtukus, arbuziukus, apelsiniukus, ananasukus. O, ir dar čia yra bandelyčių. Žodžiu. Tai sakė, dar atneš ir kavos mum. Tai toks prieš užsakant. O ką mes turime meniu, galiu irgi parodyti. Štai meniu atsiverčiame ir čia yra dabar intro. O ką mes turime vėliau, to pažiūrėsim. Va. Taip. Blinelių turim. Košių yra visokių. Tada kiaušinių. Kiaušinienės irgi yra, veganiškų pusryčių, yra taip pat ir Eggs Benedict. Tai visai čia yra pilna dalykėlių pasirinkti. Tai manau, kad mes su Agne tikrai rasime kažką. Gerai, einam rinktis ir tuoj grįšim. Šiaip tikrai faina vieta ir restoranas, tai tiek, kiek irgi pasiskaičiau, tai labai šita Glasdulin restorano vieta labai vertina regiono, pavadinkime, išteklius ir tai, ką jie pagauna aplinkui ir augina aplinkui, jie būtent tiekia čia kaip patiekalus, kaip maistą. Tai tikrai turi aukštą kokybę, gerą įvertinimą ir lygiai tas pats jaučiasi ir atėjus pusryčių valgyti, nes šitie pusryčiai įeina į Dulin viešbučio tą bendrą kainą. Tai tikrai toks jaučiasi lengvas ir jaukus ir lėtas rytas Dulin miestelyje. Bet šitas restoranas puikiai perteikė. O mes toliau laukiam, nusprendėm pasimti Eggs Benedict, laukiam jų, gavom kavytės. Tokios parodysiu, kaip čia. Tiesiog paprastos užpilamos kavytės ir žmonytė ir viską, tai va. Tai viskas vietoj, kavytė vietoj, žmonytė vietoj, tai labai ramiai, lėtai pavalgysim, įsivažiuosim į dieną ir tada jau po truputį lauks mūsų kelionė į kitą miestelį, tai yra Dingle. Ir kas įdomu, jog dar reikės mums susirasti bilietus, nes kelsimės keltu, kadangi ten viena vieta yra, kur prateka, nežinau, ten upė turbūt, ar kas nežinai? Jo. Upė, ne? Jo, tai prateka upė, per kurią mums reiks praplaukti, nes kitu atveju reikėtų labai aplinkui važiuoti. Tai gerai, einam toliau pasimėgauti savo lietų rytų ir tuoj netrukus sėsime į automobilį ir važiuosime į tolimesnę kelionę.
trumpam sustojau, Agnė išpakavo, sako, gavom kažką dovanų iš viešbučio prieš išsiregistruojant. Tai pasirodo, kad čia gavom gabalą jų vietinio naminio kekso. Keksiuko, iš jų vietinės kepyklėlės, dovanų, atsisveikinimo dovana iš viešbučio. Nedažnai. Nedažnai gaunam atsisveikinimo dovanas iš viešbučio. Tai čia vėlgi į tą pačią temą, kai valgiam pusryčius, kad viskas atrodo labai taip namudiškai, naminis maistas, viską, tai čia grinai toks atrodo, kad pabuvojai pas močiutę ar pas mamą kažkur kaime ir tiesiog gavai naminio maisto ir dar atsisveikinimui tau įdėjo maistelio į kelionę. Nu, fantastika. Fantastika, tai vėlgi važiuojam tada su saulė, su gera nuotaika, dabar jau link kelto. Tai įdomu irgi koks kraštovaizdis laukia šiame mūsų kelyje dabar, nes vakar buvo faina, tikiu, kad bus ir šiandien lygiai taip pat. Tai let's go! Keliavom jau iki kelto, tai gan greičiai patvažiavom, labai to eismo nėra čia daug, tai fainai. Vėl kažkokiais keliukais veda tokiais matosi labai vietiniais, nes nebuvo beveik jokių mašinų ir tas keliukas gana siauras, tai tikrai buvo faina, įdomu ir unikalu. O dabar panašu, kad mes į keltą turėtume tilpti, nes mašinų priešais mus yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, tai sakyčiau visai liuks šiuo klausimu. Tai laukiam, kol jisai atplauks, o dabar eisim dar atsigersim kavytės ir pasidžiaugsim gražių oro. Kol ieškojau, čia apie vieną vietą informacijos pradėjo lyti, bet dar manageable pavadinkim taip, tai nusprendėm su Agne dabar, kol mašinai sėdėjom, pravažiuoti pro Conor Pass, tai pasižiūrėjau, kas yra įdomaus apie šią vietą, nes tiesiog pažiūrėjom, kad yra tarp tų objektų, pavadinkim taip, kuriuos gali pamatyti arba pravažiuoti, tai Conor Pass yra kalnų perėję Dingle pusiasalyje vakarų Airijoje, kuri jungia Dingle miestelį pietuose su šiaurinė pusiasalio dalimi. Tai viena gražiausių ir dramatiškiausių kelių atkarpų visame maršrute, taip sako ChatGPT. Tai turėtų būti siauras vingiuotas kalnų kelias su labai išvaizdžiais panoraminiais vaizdais, apžvalgos vieta viršuje, dažnai su rūku, vėjų, kriokliais ar ežerais aplink. Tai atrodo iš aprašymo tikrai fainai, o ar fainai pasižiūrėsim nuvykę tenai. O dabar ko gero keliaujam atgal į automobilį, nes tikrai jau orelis va dabar toks, bet jisai vėlgi palėja ir to gali saulė išlysti. Tai, kaip sakant, niekada nežinosi to oro, koks jisai bus.
Tai gerai, viskas, einam atgal ir laukiam, kol atplauksime į kitą krantą. Dar nespalgyti kitos zonos, kur nesuprasim, ar duona, ar keksas. Labai skanu būtų su sumuštiniu. Būtų ir saldumo, ir tokia... ir doniškumo. Labai greitai ir operatyviai persikeliam su keltu. Dabar irgi čia pravažiavom, kaip tik jau, kurie laukia į mūsų keltą į kitą pusę keltis, tai kosminės eilės. Tai iš mūsų pusės labai gerai buvo, kad labai laiku pataikėm ir greitai viskas pavyko. O dabar toliau, kaip ir pasakiau, važiuojam link to Conor Pass kraštovaizdžio ir pasižiūrėsim, kasgi ten mūsų lauks, kokie įspūdingi vaizdai. Aišku, mes jų pilną ir dabar matom. Tiesa, kas irgi įdomu, važiuojam dabar palei šitą telkinį, čia atrodo kaip ir sakiau upė, bet nesu tikras dabar, ar čia upė, ar čia kažkokia, ar čia ežeras didelis, reiks pasižiūrėti, bet kas įdomu, jog labai didelė dalis yra nusėdusi vandens, tai tiesiog irgi važiuojam dabar ir matosi, kaip pats dugnas jau matosi, tai realiai likučiai tik vandens yra. Tai irgi įdomu, nes tik atvažiavus ir vakar irgi vieną ežerą matėme, kuris tiesiog yra pilnai išsekęs. Tai įdomu, ar čia yra kažkoks iškastas naujas telkinys, kur nubėga tas vanduo, ar kokios čia priežastis, bet labai neįprastas vaizdas iš tikrųjų atrodo. Kai tik vakar važiavom, tai kaip tik irgi matys net ir laivai palikti. Ant dugno jau nusėda, tai labai toks keistas, surrealus vaizdas. Važiavom tuo keliuku Conor Pass ir čia privažiavom vieną tašką tokį kaip lankytiną objektą, toks labiau sustot. Tai vaizdas amazing šito vietoj. Taip, dar apsuksiu, nes tikrai labai gražu, žalia ir akmenuota. Tai tokie kalnai čia. Ir dėl ko jie yra tokie, tai juos realiai suformavo ledynai per daug metų ir nusėdus tiem ledynam, ištirpus, atsiveria tokie nuostabūs vaizdai. Tai labai, labai gražu. O mes toliau keliausime šitais kalvotais keliukais, iš ten mašinos atvažiuoja, tai mes važiuosime irgi toliau. Tokių išvaizdžių, pavadinkim taip, maršrutų. Ir veiksim link savo to taško, tai yra Dingle miestelio.
Dingle. Mes jau čia atvažiavom į Dingle miestelį, radom kažkokią vietą prisiparkuoti, tai eisim išsiaiškinti, kur mums pastatyti savo mėlyną automobiliuką, nes mums priklauso ir parkingas, kuris yra įskaičiuotas į viešbučio kambario kainą. Pats viešbutis mūsų yra gražus, raudonas ir jisai yra Dingle Bay Hotel, tokiu pavadinimu, ir yra pačiame miestelio centre, todėl kad ir matosi, kad čia daug žmonių, šalia irgi yra prieplauka, yra visokių jachtyčių, laivelių ir panašiai. Tai tuoj lipam iš mašinos ir einam iki viešbučio ir pasižiūrėsim miestelio grožį, kuris iš tikrųjų yra fainas, labai ir autentiškas, ir nueisim gal kažkur ir padėt daiktus prisėst. Tai va, einam kartu ir tyrinėjam Dingle miestelį. Va, taip atrodo senamiestis, kur esame, ir žmonių čia tikrai nemažai, o mūsų viešbutukas yra tas va, ten raudonas matosi čia. Dingle Bay Hotel. Šičia mes turim uostą, va čia visur prasideda uostas. Labai fainai. Čia gatvelė. Ką mes čia turim? Crafts and Gifts, dovanų kažkokia parduotuvėlė. O, gali Dingle nusipirkti tokių va maikučių. O, street foodas, fish and chips. Nu čia fish and chips faktas labai populiarus. Ir mes jau visai šalia savo viešbutėlio. Einam, susitvarkom, apsiforminam ir judam toliau eksplorint. Hi, how are you? Nice. Namai. Ir mes taip prieisim mūsų kambariuką. Mūsų kambariukas. Kągi mes turim? Kaip atrodo mūsų kambarys? Ne tas raktas, kitą kiškų raktą, nes vienas yra nuo durų lauko. Valio, va. Ką mes turim? Ogi mes turim štai tokį va kambariuką. Va tai va. Staliukai, televizoriukas ir spintelė. Nu va, labai gerai, puikiai. Žinai ką? Va. Super. Sintetinės pagalvės Agniai labai aktualu dėl alergijų, tai labai yra puiku. Kiekvieną kartą apsižiūriu. Va, viskas žodžiu super. Einam, dedamės daiktus ir eisim į miestą. Čia kažkur? Pradėjom ten viršui kelionę. Čia? Yes, važiuojam. Ir čia. Jo. Ir dabar esam... Va, apačioje esame va tokioje vietoje ir eisime tiesiai. Pasidėjom daiktus ir einam dabar pavalgyti, bet šiaip galvoju dar šiek tiek apie tą Dingle miestelį. Tai pats Dingle miestelis nuo seno garsėja kaip žvejybos, pakrantės tokių, sakykime, vandenų miestas, kuris dar iki dabar aktyviai būtent gyvena iš žuvininkystės, tai čia toliau aktyviai yra žvejojama, dėl to pačiame miestelė irgi labai populiarus yra, kaip ir minėjau, ryte jūros gėrybių maistas, sakykime, pačios jūros gėrybės, tai žuvis ir taip toliau. Tai ne kažkokia, sakykime, jautiena, vištiena ar dar kažkas, bet būtent žuvis.
Tai irgi įdomu, jog Dingle miestelis taip pat yra Galajat regione, tai čia iki dabar taip pat yra labai populiari dar ta airių kalba, galų kalba, kuria kalba iki šių dienų. Tai truputėlis tokios faktinės istorijos ir bendrai šiaip faktų. O, ir turim dar čia jo vieną vietą Agnes, vadinasi Henny Agnes. Tai keliaujam dabar iki vienos kavinės, kurioje irgi paragaut bandysime kažkokios įdomios žuvies arba kažkas panašaus. Gal net kažkur čia, ar ne? Ne, Agnė šiaip sustoja. Okay. Tai va, keliaujam iki ten, paragausim žuvytės ir tuo pačiu pasižiūrėsime, kaip atrodo bendrai pats miestelis. Šiaip pastatai tokie labai jaukus, spalvoti, nedideli, matau ir priekį ir bažnytėlę. Tai toks tikrai savitas vaizdas, būtent kuris labai būdingas yra pačiai Airijai ir būtent turbūt visam šitam regionui. Tai tikrai labai gražu, unikalu ir įdomu, tai einam eksplorinti. Tai ėjom, bandėm nueiti į vieną kažkokią populiaresnę vietą, kuri yra grynai žuvies vieta, bet susidūrėm su tokia problemėlė, jog jisai fully booked ir sakė, kad yra maždaug 40 minučių eilė ir maždaug už tiek laiko tai galėtume atsisėsti. Ar mes norėjom laukti? Ne, mes nelaukiam. Sakėm, einam kažkur kitur paieškoti, pavalgyti, tai dabar čia tokie kažkaip, nežinau, pavadinom siesta, tai nes tiesiog atsidaro viskas nuo 4-5, bet radom tokią kavinę unikalių pavadinimų The Diner. Tai va, tai sėdam čia, radom stiliuką, pasiėmiau aš fish and chipsų, nes nenorėjau burgerių ir picų, nes toks va čia yra racionas. Agnė pasiėmė kalmaro žiedų ir, žinoma, pasiėmėm tamsaus eleksyro, kurį turėjome vakarą. Tai sakėm, pasėdėsim, pavalgysim, nes jau noris visai ir toliau eisime eksplorinti miestelį. Žmonių čia tikrai nemažai. Klausėme savo viešbutyje, ar čia skaitus daug, nedaug, tai sakė, lyginant su vasaros sezonu, kada pats sezonas, tai dabar yra tik 20% plus minus. Nu, jau mum atrodo visai nemažai žmonių, tai jeigu tai yra tik 20%, tai tik reikia įsivaizduoti, kas čia darosi vasaros metu. Tai va, bet šiaip tikrai faina, įdomu. Tikiu, kad įdomu yra ir paplaukioti, kadangi tai yra, kaip ir minėjau, žuvininkystės vieta, todėl čia daug visokių laivų, jachtų ir panašiai, tai tikiu, kad yra nemažai ir plaukiamo vietų. Tai gerai, einam pavalgyti ir toliau eksplorinsim, kasgi gero, kągi nori parodyti mums šitas miestelis.
atėjom dabar su Agne irgi pavalgę jau savo to maistelio The Diner kavinėje, pavalgę ledų, mėgavomės gerų oro, tai iš tikrųjų galiu apie Dingle miestelį pasakyti, kad jis iš tikrųjų turi labai gerą energiją, tai spalvotas, gyvas, pilnas pubų ir uosto nuotaikos ir man tikrai labai patinka, kad ne šiaip turistinis miestelis, o istoriškai svarbus žvejybinis uostas su labai stipria vietinė kultūra, kuri labai čia jaučiasi. Tai dabar manau, kad tikrai yra geras sprendimas turėti tas 2 nakvynės čia. Nes Agnė irgi minėjo, kad būna žmonių, kurie atvažiuoja į šitą miestelį ir paskui leidžiasi vėl į kelių valandų kelionę atgal į Dūlinį miestelį. Tai būna ir tokių, mes taip nepadarėm ir tikrai labai dėl to džiaugiuosi. Tai eisim dar čia pasivaikštinėsim, daug labai kažkur nėra nueiti, kur, nes visur realiai matos jau kalnai ir kiek tas miestelis užima plotą. Tai tikrai jis yra labai nedidelis, bet su labai jaukia atmosfera. Tai vaikštam toliau ir mėgaujamės ir paskui nežinau, gal kažkur užsuksime dar, kažką pamatysim, gal kokį paragausim eleksyro, kurio neragavom, kokio tamsaus, dar kažko iš gerai idėjas. Va tai va ir va, einam toliau žodžiu vaikščioti ir turistauti. Kol mes čilinam, Agnė jums turi svarbią žinią, perduodu žodį jai. Kas liečia ledus, aš, kaip sakoma, esu ekspertė, foodie mergina, žodžiu, mes buvom va šitoj vietoj, kur tokia mėlyna. Ir nusipirkom ledus, nes TikToką sakė, o po to pasigūglinom, ką tai reiškia. Tai šitie ledai yra ypatingi dėl to, kad jie gamina viską iš vietinių ingredientų, iš būtent vietinių kerry karvių. Ta tekstūra iš to pieno, kuris tos karvės duoda, yra tokia kremiškesnė. Plius jie dar turi ledus su vietiniais alkoholiniais gėrimais, kaip airiškas viskis arba Gineso alus. O jeigu užsakai ledus su druska, tai druska irgi yra jų vietinės gamybos iš būtent esamų arti vandenų. Tai toks, jeigu nori tokio autentiškesnio, unikalesnio patyrimo, ne masinės gamybos, o vietinės mažos ledų gamyklėlės su vietiniais ingredientais, būtent va šita mėlyna vieta yra ta vieta vadinama Murphy's Ice Cream. Jau vakarėje truputėlį padarėm pitstopą, grįžom į savo kambariuką, pagulėjom, paskrolinam, sakėm, reikia truputį pailsėti, tai pailsėjom ir švarėm dabar jau vėl atgal į savo miestelį, bandysim dabar nueiti vieną vietą, žuvies, jūros gėrybių, gal taip pavadinkim vietą, kuri rodo, kad pilna ir Agnė sako, kad yra pilnai booked. Okay. Kadangi pilnai booked, mes eisim toliau ieškoti kažkokių kitų vietelių, kur galime pavalgyti ir galbūt net atrasti jūros gėrybių. Tai tuoj praseisim, pasižiūrėsim, ir tikiuosi, kad kažką rasim. Tai atrodo žmonių nedaug, bet kokiu atveju geras vietas jos nelieka tuščios. Tai tiek vietų aišku nėra, kad užtektų visiems žmonėms esantiem miestelį. Bet ne, tikiu, kad kažką rasim. Tai keliaujam, pabandom suieškoti ir sužvejoti tinkamą vietą. Radom, pavyko, tai pažiūrėjom vieną vietą, ėjom tiesiog palei gatvę, pažiūrėjom, kad visai įdomi vieta, turi jūros gėrybių, bet atrodo kaip palei fancy restoranas,
pažiūrėjom Google, rašo, kad jau to užsidarys. Nu, bet sakom, einam pažiūrėsim. Įėjom į vidų, viskas čia ok, davė staliuką, nepanašu, kad jie dar čia greit užsidarys. Pasiskaičiau paskui, kas čia per vieta ir kas čia kaip, tai pasirodo, kad jie čia tiekia maistą būtent tokį, ką gauna iš aplinkinių ūkių, iš aplinkinių žvejų. Tai žodžiu, viskas yra vietiška, pavadinkim taip. Vietinis maistas, tai nuo daržovių iki mėsos bei jūros gėrybių. Tai pasimsiu midijas, midijų kaina čia visai sąlyginai gera palyginus su Airijos bendrai kainomis, tai galiu pasakyti, kainuos 24 eurus. Tai tikrai viskas kaip ir ok. Vaizdas tikrai geras, tiesiai į krantinę juostą. Tai manau, kad esam išgelbėti maisto prasme, sėdim puikiai, žmonių nėra overcrowded, tai viskas labai gerai. Tai laukiam užsakymo, eisim pavakarieniauti. Tokia pat duona, kaip kad valgiam mašinai. Mes kalim. Jūros gėrybės, visokios žuvytės. Nu ką, nepraėjo nei savaitę ir mes gavom savo maistą, pavalgėm ir einam šiek tiek pasivaikščioti. Tai žodžiu, yra kaip yra, šita vieta daugiau, sakykime, turistų trepas, nes maisto laukiam tikrai ilgai ir galiausiai finale tas maistelis, nelabai buvo geras. Tai yra kaip yra šitoje vietoje, tai pabuvom, patyrėm, kaip sakant, užsičekinam. Ir toliau keliaujam dabar iki dar mašinos, reikia pasimti ten keletą daiktelių. Kažkiek gal pasivaikščiosim čia po miestuką, pažiūrėsim, kaip jisai atrodo vakare, šviesų apsuptyje. Ir viskas, ir keliausim tada miegoti ir pasiruošim pilnai kitai dienai, kur važiuosim irgi su mašina aplinkui čia visas apylinkės pasižiūrėti visokių įdomių lankomų vietų. Tai kol kas sakau labanakt ir tuo visai netrukus susitiksime jau kitoje dienoje ir kitose nuotykiuose. See ya!